Sveiki visi elektronikos mėgėjai džiugiai sulaukę šventų kalėdų. Na, o šitas video bus šiek tiek kitoks, nes mes pažvelgsime, kągi mums atnešė kalėdų senelis. Taigi lendam greičiau po eglutę, kalėdų rytas ir ieškom dovanėlių. Čiumpam dėžę, ant jos turėtų būti kažkas užrašyta. Kas ant jos užrašyta? ARE Media Studija. Taip, reiškia, kad ši dovana ne tik man, bet ir mūsų žiūrovams. Štai, na o ją mums padės išpakuoti ir mūsų šeimyna. Gali išpakuoti. Sako išpakuoti. Atstašome. Tada padėsim. Oho, Kalėdų senelis. užpakavo. O, pradžią padariau. Toliau pabandyk. Nu va. Kas tai? O dabar jau dėkojam už pagalbą ir nešam jums greičiau parodyti, kas ten viduje. Bėgam į unboxingą. Šiandien mūsų kalėdų senelis pasirūpino ne tik visą šeimyną, bet kai ką atnešė ir į mūsų studiją, į mūsų laboratoriją, ant mūsų darbastalio. Tai yra labai reikalingas daiktas, ko daugel metų aš ieškojau ir neradau už prieinamą kainą. Pagaliau laboratorinis signalo generatorius. Tiksliau, signalų generatorius. Tai palengvins mūsų kančias ir mūsų darbą. Taip, o štai čia jūs matot kaip tik ir pažeidimas. Čia nėra pažeidimas, taip, dėžutė iš tikrųjų yra atidaryta, todėl, kad šitas generatorius dėl neaiškių priežasčių buvo grąžintas atgal į Amazon. Superinis dylas, jisai buvo grąžintas neaišku dėl ko, galbūt buvo naudotas, galbūt žmogui nepatiko, mes to nežinom, todėl dabar pabandysim visą tai ir išsiaiškinti. Taip, pasižiūrėsim. Na, aišku, instrukcijos yra. Taip, greitas gidas, kaip jį naudot. Na, aišku, save gerbiantis elektronikos mylėtojas tikrai neturėtų vadovauti šitą instrukciją. Mes viską ir taip puikiai žinom, kaip veikia dažnių generatorius. Bent jau turėtumėm žinoti ir būti susipažinę, jeigu jau laboratorijoje pas mus atsiranda toks daiktas. Tai aišku, garantija 1 metai. Taip, dabar pats įpakavimas. Pasižiūrėsim, kaip jis supakuotas. Taip, vienu sluoksniu ant viršaus šitie minkšti paminkštinimai ir pats generatorius. Jau man čia įdomu darosi. Kaip jis čia naudotas, nenaudotas. Šitas lipdukas panašu, kad gal ir buvo atklijuotas, buvo atluptas. Sunku pasakyti. Taip, kol kas generatorių iš šono, pasižiūrim, kas čia dar dėžutėj. Profesionalus kabeliukas su profesionalia BNC jungtim, labai gerai. Čia ką mes turime? USB. Ką sakiau, nereiks instrukcijos. Gali prireikti instrukcijos, norint jį susijungti su kompiuteriu. Bet vis tiek mums jo nereikės kol kas. Taip. Čia atseit probos. Krokodilai. BNC ir krokodilai. Na, gerai. Vienas kabelis ir kitas. Taip, šitas generatorius yra 2 kanalų. Visiškai teisingai, dėl to 2 probos. Maitinimo blokas, maitinimo blokelis. Kiek čia jam reikia? Taip, 5 voltai ir 2 amperai. Jau labai mažiukas. Tai va, čia dabar neaišku, kaip su filtravimu. Ar čia neprasimuš man kažkokie tai fonai. Keista. Na gerai. Driveris. Driveriai. Kam reikalingi driveriai?
keistas daikčiukas. Na, instrukcijoje viskas bus parašyta. Mes čia dabar į jo funkcijas nesigilinsim. Mums dabar svarbu jį prisijungti ir pasižiūrėti, kas jam yra negerai, kodėl jis buvo grąžintas. Ir pasinaudosim tiesioginiu BNC kabeliu į oscilografą. Kol kas instrukcija į šalį ir dėžutė į šalį. Bet svarbiausia, jeigu viskas bus gerai, tai mes jį kažkur čia galėsim gražiai integruoti. Taip, testavimo garsiakalbį. Mes galėsim galbūt kažkur į kitą vietą pastatyti. Taip, šita dėžutė su kondensatoriais irgi keliaus turbūt į kitą vietą. Čia vėl kažkoks atsiras prietaisas. Taip, ateityje čia atsiras. Teisingai, čia atsiras laboratorinis maitinimo šaltinis. Taip, su visais skaičiais, arba aš jį dar ir pats gaminsiuosi pats. Ir aišku, Vyto J apkrova. Dar vienas projektėlis, kurį reikia pasigaminti. Dar kartą sveikinam Vytą su šventom kalėdom ir ačiū, kad jisai pasidalino savo apkrovos video savo kanale. Ačiū Vytui J. O dabar mes bandysim jį paleisti, šitą generatorių. Bet pirmiausia, irgi pasižiūrėkim, kas su juo buvo negerai, ar jis čia buvo naudotas ar nenaudotas. Tai mes nulupsim čia. Reikia pasižiūrėti, ar čia neįskilęs ekranas kartais. Ne. Ne. Viskas gražu. Kaip aš sakau, net musė nesėdėjo. Pirštais nenumaknota. Taigi gerai, jeigu pirštais nenumaknotas. Štai kojelė. O. Gerai, jau į laboratorinį neša. Aišku, aš nebūsiu tokio lygio kaip Hi-Fi Medic, tai man užteks kol kas ir šito žaisliuko. Vėliau ateityje pasižiūrėsim, jeigu jis netenkins kažkokių mano specifinių poreikių, bet jisai bus skirtas tik tai senos aparatūros diagnostikai. Tikrai aš nesiimsiu kažkokių tai rimtų darbų, kur reikalingi super aukšti dažniai. Tikslus dažniai. External jungtis. Tai vėlgi jisai gali būti sinchronizuojamas su kitais laboratoriniais prietaisais. Labai gerai. Viskas labai gerai. Na, viduje aš matau, kad ten nieko nėra. Viena plokštė, ten apačioj mažytė. Kai bitplakis pasakytų, juodas taškas, gali būt? Aš visiškai nenustepčiau, jeigu ten būtų juodas taškas. Tai juokas juokais, bet taip, nu kągi galima tikėtis iš kiniečių. Nu, tai juodas taškas tik tai. Bet kaip man, kaip tokiam irgi udmeistriui, kaip sakyt, udmeistriui, tai man irgi bus gerai. Aš irgi esu udmeistris. Mažiau šnekų, daugiau darbų. Pasijunkim šitą mažylį ir pasižiūrėkim, ką jis sugeba. Aišku, maitinimo bloką reikia išsivinioti, išsipakuoti. O, matot, ne famiklonas pasirodo, pliusas centre. Na ką, jungsim? Taip, ir nieko neįvyko. Na, aišku, nieko įvykti ir neturėjo. Labai nesijuokit iš mano nemokšiškumo, ant stalo toks prietaisas pas mane pirmą kartą. Tai labai jau nesijuokit, jeigu aš nerasiu kur koks mygtukas. Bet aš manau, kad viską mes puikiausiai susiorientuosim. Ir matom, geltonas pirmas kanalas, mėlynas antras kanalas. Ir čia mums nieko nėra ką veikt. Galėsim pasitikrinti mūsų oscilografą, kas vyksta. Aišku, jį reikėjo įkaitinti jau prieš 15 minučių. Tai dabar aš jau tokią klaidelę padariau, reikės palaukti, kol jis įkais. Gerai. Jungiam, išbandom pirmą kanalą.
čia pasistumsim. Štai pakeitėm kadrą šiek tiek. Dabar susijungsim BNC. Pirmas kanalas, taip. O, pirmas kanalas, turim. Pabandom pasikeičiam dažnį. Netgi šitaip. O, jau moku. Viskas. 100 važiuojam. O. Labai gerai. Keičiam dažnį, viskas tvarkoja. 3 kHz. 3 kHz. Pasišviesinam. Tai pažiūrim 20 kHz, ką jisai sakys mums. Labai gerai. Pabandom pasikelt įtampas. Štai. Girdit? Suveikia relė. Kadangi reguliuosim juostinius magnetofonus, tai iki maksimumo 35 kHz. Pasižiūrim, kaip susitvarkysim su juosta. Oi, pasaka. Pasaka signalas. Gražu. Gražu. Čia gražumo kažkaip tai nebeliko man šitoje vietoje. Taip, aišku, į DC reikia persijungti, ką aš čia. Ant AC aišku, kad aš nieko čia nepamatysiu. Taip, gražu. 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 Labai gerai. Tai čia mes duodam dar milivoltus. Pabandom susimažinti. Ir pabandykim pasididinti. Štai 2 voltai, 3 voltai. Dėl viso pikto pasitikrinsim antrą kanalą, ką jis duoda. Taip, antram kanale, kas čia vyksta? 5 voltai apkrova. Ir signalas. Koks čia signalas? 10 kHz. Taip, 10 kHz. Antras kanalas 10 kHz, 5 voltai. O, čia dar ir fazę galima. Oi, tai čia labai... Taip, offsetas, fazė. Tai čia pilnai funkcionalus generatorius. Labai gerai, labai geras daiktas. Taip, išjungiam antrą kanalą. Ar gali veikti vienas kanalas, antras kanalas. Ok, o aš jau įsigandau, kad neveiks abu kanalai iš karto. Bet taip, reikia paspausti OK ir tada abu kanalai dirba vienu metu. Tai dabar tiesiog verdiktas. Panašu, kad žmogus užsisakė šitą generatorių, generatorius atkeliavo, paskui jisai atidarė dėžę, pasižiūrėjo, kad modelis turbūt netoks, kokio jis tikėjosi. Ir grąžino atgal. Tiesą sakant, per 5 metus pasitaiko vienas atvejis, kai pavyksta nupirkti daiktą, už kurį galima mokėti tik 30% kainos. Tai pakankamai yra retas toks atvejis. Tai šį kartą galima pasakyti, kad mums labai pasisekė. Taigi, šitos kalėdos nenuėjo veltui, dovanos pradžiugino. Manau, jūs irgi pradžiugino, jūsų gautos dovanos. Taigi kol kas paliekam taip, kaip yra. Ir dar užbėgsiu įvykiams už akių ir pasakysiu, kad dar viena dovana guli po eglute, kuri skirta būtent Amigai. Bet čia šiek tiek vėliau. O dabar, kai Bitplakis pasakytų, tai tiek iki. Na, man taip, aišku, neišeina, kaip jis originaliai. Kol kas tiek. Ačiū visiems, kas buvot su ARE Media kanalu. Ir aš jums sakau, iki kitų susitikimų ir žinoma, laimingiausių 2025 metų linkim jums visiems. O dabar jau iki. Ir štai. Sinchra. Nu kaip turim? Gerai. Čia paliekam ar atsijungiam viską? Atsijungti reikia, nes dabar reiks jį įkišti. Va čia kažkur. Gal čia kur nors?
čia gal kažkaip tai bandysim, ar taip gražiai. Gal toj. Pažiūrėsim. Vienu žodžiu, matysim. Taip, nepamiršti iš tinklo. Ištraukti.